Grigorij Grabovoi daug kartų pabrėžia: savo supratimą išreiškiu savais žodžiais. Savo knygoje jis rašo apie prisikėlimą, kad prieš pradedant prisiliesti prie žmonių gydymo, nuo laikinos gyvenimo linijos reikia išformuoti visus neigiamus įvykius. Nuodėmės yra mūsų nežinojimo veiksmas dėl dieviškų žinių trūkumo. Jei žmogus būtų žinojęs, kad reikės už viską atsakyti, tai niekada nebūtų klydęs. Štai kodėl mums duota daug įrankių situacijoms taisyti. Labai daug reikia skaityti jo teksto, klausyti seminaro ir tikrai viską sužinosite. O tai, kad jums nepatinka apie tai žinoti, yra jūsų problema. Baigėsi norų laikas, ateina kūrėjų era. Taip pat iš jo rašto, kad jeigu reikia elgtis griežtai, nes laiko iki tikinėjimo lieka vis mažiau.